Sveiki, pademonstruosiu, kaip reikia atlikti pratimą kojų stūmimą su svoriais. Tai svarbu, atsisėdimo padėtis, nugara tiesi, pilvo presas aktyvus, kojos tvirtai įremtos į treniruoklį. Išstumiam svorį, atleidžiam apsauginės rankenas, leidžiam svorį atgal, kiek galime pilnai ir tiesiam kojas į priekį. Leisdami kojas link savęs įkvepiam, išstumdami, iškvepiam. Svarbu neištiesti pilnai kelių ir jų neužfiksuoti, palikti truputį juos sulenktus. Pabaigus pratimą, užfiksuojam apsauginės rankenas ir atleidžiam treniruoklį. Jeigu jums yra per mažas arba per didelis svoris, jį galite pasikoreguoti, tai perkeliant iš galo į priekį svorį pasididinam, perkeliant iš priekio į galą svorį pasimažinam. Tai būtų tiek.